Sveiki, aš Viltė. Esu mama, kuriai rugpjūtis yra ne tik besitęsiančios vasaros atostogos, bet ir nenumaldomai artėjanti mokslo metų pradžia. Todėl jau pradedu ruoštis darbų sąrašą, pirkinių sąrašą, taipogi semiuosi idėjų, kuomgi užpildyti moksleivio pietų dėžutę. Tad šiandien kviečiu visus kartu pasisemti idėjų, kaip maistingai užpildyti moksleivio pietų dėžutę. Vaikų, o ypač paauglių, norai keičiasi labai greitai, labai dažnai, arba jie net patys nežino, ko nori. Tad šiandien į pietų dėžutę įdėsiu viską nuo sumuštinio, daržovių iki vaisių. Mano didysis labai mėgsta sumuštinius, tad šiandien juos ir ruošiu. Tačiau stengiuosi visada, kad tai būtų maksimaliai maistinga. Tad mano pasirinkime šiandien bus duona turinti daug skaidulų ir mažai cukrų. Taipogi naudosiu raudonąjį pesto, dėsiu salotą, agurką, salotą imu raudoną, kad šiek tiek apgauti paauglį. Taipogi naudosiu kumpį, įdėsiu saujelę vynuogių ir batonėlį. Tad ant duonelės tiesiog plonų sluoksnių užtepu raudoną pesto, tepu visada iš abiejų pusių, tuomet dedu salotą, dedu riekelę mėgstamo kumpio, taipogi daržovės atskirai dažnai lieka nesuvalgytos, tad aš jas stengiuosi paslėpti, o kad neišbyrėtų, tai dedu ne riekelėmis, bet tokiomis juostelėmis. Ir užpažiu, taigi vienas, taip pat paruošiu antrąjį, duonelė papuolė neprapjauta, ir sumuštinį uždarau. Naudoju Make and Take Brabantijos dėžutę. Esu išbandžiusi tikrai ne vieną, tačiau vis tai dydis netinkamas, nes jau vaikas nebe darželinukas, tad ir to maisto įdėti reikia šiek tiek daugiau. Man patinka, kad tai yra hermetiška, tai jeigu kuprinėje ar kažkur apsiverčia dėžutė, tai neišbėga nei skysčiai, nei jokie pagardai, tad tikrai labai praktiškas sprendimas. Ir kas man patinka, kad apačioje yra grotelės, jeigu kažkas išbėga, tai niekada sumuštinis nepramirks, nebus kažkoks užlapęs ir toks tobulas dydis, būtent 2 sumuštinukams. Taipogi į atskiras dėžutes visada stengiuosi įdėti, čia jau toks pagal pasirinkimą, kartais dedu tiesiog daržovių papildomai, kokių morkyčių įdedu, nes mėgsta pagraužti, kartais dedu tiesiog saujelę vynuogių, ką padarysiu būtent šiuo metu. Labai toks vieno kąsnio tinkamas dydis. Ir visada stengiuosi paslėpti kokį nors siurprizą dienos. Čia būna tokia mėgstamiausia, laukiamiausia jau dalis. Ir kartais dedu keksiuką, kartais riešutų. Šiuo atveju dėsiu mėgstamą batonėlį. Ši dėžutė gan patogiai ir lengvai užsidaro, vaikui taip pat labai lengvai atsidaro. Dėžutė yra paruošta, labai lengvai užsidaro. Ir volia, maistingi pietus paruošti per kelias minutes. Tai reiškia laimingas vaikas, laiminga mama. O dienai, kai vaikams nesinori visko, renkuosi jogurtą su naminė granola. Taigi granolą dabar ir paruošiu. Aš esu žmogus praktiškas, skubantis, kaip ir visi turbūt daug dirbantis ir turintis visokių pomėgių, tad tikrai stengiuosi per daug neapsikrauti ir rinktis tai, ką tuo metu turiu namuose. Tad šį kartą pas mane buvo avižų dribsniai, įvairių rūšių razinos ir spanguolės, taipogi lazdyno riešutai, migdolų riešutai ir makadamijų riešutai. Taipogi turėjau saulėgrąžų, ir pagardinimui aš visada renkuosi klevų sirupą, stengiuosi naudoti mažiau saldiklių, tad po ranka turėjau šį. Tiesiog
viską pilu į dubenį. Eiliškumas čia nesvarbu. Na ir čia, kaip bebūtų keista, bet ši elementari granola yra išbandyta ne tik mano vaikų, bet jie yra palepinti ne kartą ir mano svečiai. Visi vertino puikiai, bet tikrai galima dėti visiškai ką jūs norite, nes skonis toks dalykas, draugų neturi. Taigi, pilu klevų sirupą. Na ir visada dedu kokį slaptą ingredientą. Šiandien turėjau cinamoną, tačiau kartais naudoju gvazdikėlius, kartais dar kokių skanumynų, vanilinį cukrų ar tiesiog kažkokius įvairius pagardus, ką tuo metu turiu. Dabar reikia viską gerai išmaišyti, kad šiek tiek viskas suliptų. Naudoju visada šią nuostabią Brabantijos mentelę, kadangi ji yra silikoninė, prie jos mažiau limpa ir ji labai patogi yra maišymui ne tik kažkokiam kvadratiniam dubenyje, kepimui, bet ir stiklo indė, tai visiškai nesuraižys ir tikrai labai maloniai su jie maišas. Aš turiu namuose net keletą ir vis jas naudoju įvairiems skirtingiam tikslam. Na va, kai jau išmaišėme, tiesiog dedu į kepimo skardą, stengiuosi nelabai storus sluoksnių, tiesiog, kad greičiau viskas iškeptų. Kepsiu apie 30 minučių, vis pavartydama ir 200–220 laipsnių temperatūroje. Aš mėgstu šiek tiek didesnę kaitrą ir šiek tiek trumpiau tuomet man kepa. Nes, kaip jau minėjau, labai taupau laiką, visada skubam, be darbų dar yra būreliai, yra mažasis brolis, tad dėmesio visiems reikia, už tai stengiuosi pasilengvinti gyvenimą buityje. Na, o kol kepa granolą, norėčiau apžvelgti keletą Brabantijos perliukų. Kodėl sakau perliukų? Dėl to, kad tikrai labai daug diskutuojame su draugais, kaimynais ir klientais. Ir tikrai žinau, kokia yra problema atrasti ne tik kokybiškų, bet ir funkcionalių bei įvairios paskirties dėžučių, nes tikrai mūsų vaikai yra labai skirtingai valgo, skirtingom porcijom ir tikrai tie pomėgiai yra, ne pomėgiai, gal įpročiai mitybos yra skirtingi, tai dėl to labai džiaugiamės galėdami pristatyti šį išskirtinį asortimentą. Taip, pradėsiu nuo dėžutės, kuri yra 3 skyrių, 3 dalių, kas yra labai patogu, kad viena yra atvira, kita yra uždara, tai tikrai puikiai galėsite sudėti maisto produktus ir padažiuką kažkokį galbūt nelabai skystą, nes ji nėra visiškai hermetiška, tad labai sandari nebus. Taipogi skirtukas yra su tokiomis grotelėmis, kas yra tikrai labai patogu, jei dedate uogas ar kažkokį sumuštinį užkandį turinti daugiau skysčio, tai tiesiog skystis išteka ir niekada maistas nebus sušlapęs, permirkęs ir panašiai. Dėžutė yra hermetiška, užsidaro itin lengvai, tai tikrai tiek jaunesnio amžiaus vaikui, tiek vyresniam puikiai tiks ir bus paprasta naudoti. Ji yra pakankamai lengva, tai neapsunkins vaiko kuprinės, nes ten žinom, kad ir taip svoris yra gan nemažas. Na ir kadangi hermetiška, tai tikrai drąsiai ji neišbėgs iš jos joks skystis. Toliau norėčiau apžvelgti tokį irgi vieną labai unikalią dėžutę, kuri yra apvalios formos. Čia galbūt tiks labiau tiems, kurie mėgsta kažkokią tai didesnį kiekį, galbūt košę su skirtingais pagardais įsidėti, galbūt mėgsta salotas neštis į mokyklą. Ir
vienintelis toks kaip ir mažas minusiukas, kad ji yra, gan didelė. Tai čia jau reikėtų įsivertinti pagal vaiko galimybės neštis, bet ji turi tokias atskiras dalis, kas yra labai patogu. Tai čia mes galime dėti visokius pagardus, tai tarkim, ar kažkokias tai atskirai alyvuogės pomidoriuką, ar gal mėgsta kokius džiūvėsėlius susidėti, tai čia sudėjus ir įpylus į salotas ar kažkur į košę jau prieš pat valgant, vėlgi nebus to tokio permirkto maisto efekto ir kas yra itin patogu, tai atskirai galima dėti padažiuką ar kažkokius irgi, nežinau, smulkius priedus. Ir tiesiog viskas labai funkcionaliai ir patogiai susideda į vieną vienetą, vėlgi labai paprastai užsidaro, yra hermetiška, tai vėlgi nepraleis skysčių ir volia nešamas ir valgom šviežią traškų maistą. Taipogi yra labai pasirodo didelio pasisekimo susilaukia šie indeliai. Jie yra 2 rūšių, dar vieną turime ir su asele, bei toks pat yra termosinis, tai dar ir palaikys maistą šaltą ilgiau arba šiltą. Ilgai nesupratau pati to tokio didelės pridėtinės vertės, bet pasirodo, kad vaikučiams yra problema ne tik neštis maistą į mokyklą pietums, bet yra nemažai tokių, kurie ryte nebespėja pavalgyti, jie nori ilgiau pamiegoti, tad išeina į mokyklą alkani ir jiems sunku sulaukti pietų. Tai su klientais kažkaip atradome tą tokį geriausią sprendimą, kad čia gali įsidėti tiek rytinę košę, tiek kiti dedasi jogurtą, pagardus dedame čia, uždarome ir lygiai taip pat indas yra hermetiškas, užsisukam, vietos užima tikrai nedaug, yra patogu ir sako, net ir per pertrauką klasėje vaikas užkanda. Ir dar vieną problemą Brabantija mums padėjo išspręsti, tai yra, kad vaikai ne visada galbūt nori eiti į valgyklą, jiems patogiau ar tai vasarą kažkur atsisėsti ant suoliuko prie mokyklos, ar tiesiog klasėje, koridoriuje kažkur ramiai pavalgyti, tai reikia turėti su kuo valgyti. Didelių įrankių iš namų neštis nenori, arba, kaip sako, tėvai paskui irgi tam išmėtų visus įrankius, reikia pirkti naujus. Tai tam yra rinkinukas, kur net jeigu jau labai norite, galima ir, tarkim, išgraviruoti ar kažkaip kitaip pažymėti vaiko vardą, ir tarkim, nepames kažkur, nesumaišys su kito klasioko, jei turės vienodus. Ir tikrai gali tokia labai geras dydis, būtent irgi mokyklinukam, ir gali vaikas savo nešioti savo įrankius, ramiai pavalgyti, būti nepiktas, sotus ir laimingas. Tad turbūt būtų tiek pagrindinio asortimento, kurį dažniausiai tėvai renkasi būtent maisto nešimuisi į mokyklą. Kadangi, kaip jau minėjau ne kartą, mums labai svarbu ir man pačiai tas toks daugiafunkcinis daiktų panaudojimas, tai vėlgi neapsiribosite vien tik panaudojimu vaikam, bet puikiai tiks ir jūsų šeimos iškilai, nežinau, plaukimui baidarėmis ar tiesiog nešimuisi į biurą ar kažkokiem šeimos pietums ant pievutės. Tai turbūt ir būtų tokie mūsų, kaip sakau, pagrindiniai must mokyklinuko daiktai. Granola tobulai iškepė, o kepė jį galiu paintriguoti mūsų busimoji ir labai laukiamoji naujoji kepimo formai, kuri bus įvairių spalvų ir gausime rudens sezoną. Keraminę, tad drąsiai galėsite ir serviruoti į stalą. Tikrai ir ilgai palaiko šilumą, tad jeigu mėgstate šiltesnę, tai irgi galima bus naudoti įvairiomis paskirtimis. O dabar sugrįžkime prie pietų dėžutės. Tai visada pasiruošiu pirmiausiai atskiras jos dalis ir niekada nemaišau jogurto su kitais priedais. Visuomet į dėžutę dedu norimą kiekį ir jogurtą galite rinktis kokio tik norite gamintojo ar sudėties. Mano paaugliukas pavalgyti mėgsta, tad aš ko, bet jogurto tikrai negailiu. Kartais dar įdedu ir skaidulų į vidų. Šiuo metu padėsime taip. O nemaišau kartu ingredientų, nes nenoriu, kad jie permirktų, būtų drėgni, išmirkę. Taip ir valgyti neskanu, ir vaizdas nekoks. Ir norima kiekį granolos ar tai kitų pagardų aš tiesiog dedu į indelį.
Na ir bandysiu pataikyti. Iš tikrųjų ne taip padariau, nes granola man nepatogiai užsidarys. Tiesiog aš stengiuosi visada apverstai užsukti ir tuomet jau dedu ant viso indo. Na va, ir turime puikus pietų sprendimas ar kažkoks tai užkandis, perkandimas vaikui mokykloje. Na, o dabar ir pati užsimaniau granolos susidėti rytojaus pietums. O jums norėčiau padėkoti, kad buvote kartu, kad žiūrėjote. Netrukus susitiksime kitose laidose, pažadame netrukus sugrįžti su kitų produktų apžvalga bei patarimais. O jeigu turite klausimų ar norite pasikonsultuoti kažkokiais sprendimais būtent skirtais jums, tai tikrai kviečiu užsukti į Žana salonus, kur mūsų personalas visuomet pasirengęs jums padėti. O jei turite klausimų man, galite rašyti komentarą tiesiog po šiuo video ir mielai jums atsakysiu. Visa.